praėjo 22 metai nuo lemtingų 1991 metų sausio 13-osios įvykių, pareikalavusių žmonių aukų. Žuvo 14, apie 700 buvo sužeista. Jų auka šventa ir po daugelio metų. Žmonių paaukojusių gyvybės vardan Lietuvos laisvės atminimas bus tinkamai pagerbiamas. Sausio 13-ąją, kaip ir visoje Lietuvoje, Švenčionių rajone buvo paminėta Laisvės gynėjų diena, pagerbtas žuvusiųjų atminimas. Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų gyventojai ją minėjo bažnyčiose. Šventose mišiose dalyvavo savanoriai. Buvo uždegta 14 žvakučių, simbolizuojančių 14 žuvusių 1991 sausio 13 dienos įvykių metu. Laisvės gynėjų dienai skirtame minėjime Švenčionyse dalyvavo rajono meras Vytautas Vigelis, kultūros skyriaus vedėja Danutė Vigelienė, rajono savivaldybės tarybos nariai. Laisvės gynėjų dieną minėjo ir visos kaimų kultūros įstaigos. Po šventų mišių vyko meninė programa parengta kultūros ir švietimo įstaigų.